Sveiki įsijungę Mėnulio radiją. Girdėsite pasaką Traktoriuko Herkuliuko atostogos. Visai netoli Vilniaus Simoniškių kaime gyveno Traktoriukas Herkuliukas. Tiesą sakant, jis ne tik gyveno, bet ir mokėjo riaumoti kaip tikras tigras. Iš pradžių ryte vos prabudęs jis tik sumurkdavo. Saulė teka, reikia keltis. Tada pas Herkuliuką ateidavo jo šeimininkas, ponas Simoniškis, ir duodavo pusryčiams benzino. Gur, 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 gur. Gardžiai riaumodamas gerdavo benziną Herkuliukas, o po pusryčių jau būdavo pasiruošęs kibti į dienos darbus. O į darbus jis kibdavo ne kuo kitu, o savo didžiaisiais ratais. Du galiniai buvo tokie dideli, nagi suaugusio vyro ūgio, o du priekiniai ratai truputį mažesni, maždaug paspirtuko ūgio, bet visi keturi buvo labai stiprūs ir labai juodi. Turr! Smagiai tartėdavo jis varlėms ir žvirbliams, kad šie laiko jį išgirstų ir nieko gyvų nepalystų po didžiaisiais ratais. Brrr! Drebėdavo Herkuliukas, jei pradėdavo lyti ir jo kaminėliui pasidarydavo šlapia ir šalta. Rrrr! Labai garsiai urgzdavo pamatęs karvę. Karvėms griežtai draudžiama eiti į javų lauką, todėl Herkuliukas iš visų jėgų urgzdavo. Rrrr! Užbaubdavo karvė ir nešdavo kudašių šalin. Tik negalvokite, kad karvės ar varlės Traktoriuko bijojo. Visai ne. Jos manė, kad Herkuliukas yra labai draugiškas tigras ir laiku perspėja apie pavojų ir šiaip visame ūkyje tvarką palaiko. Viskas tvarkoje, sušukdavo Traktoriukas vakare grįžęs į savo garažą. O prieš miegą jis vėl murkdavo nelyginant mažas tigriukas. Marr, marr. Taip jis ir užmigdavo. Traktoriukas Herkuliukas dirbo visą pavasarį, visą vasarą, visą rudenį, o atėjus žiemai vieną rytą atsikelia ir bando urgzti, bet vietoj to užsikosėja. Apči! Galiausiai nusičiaudėjo Herkuliukas. Kasgi čia darosi, ar tu susirgai? Atėjęs į garažą klausė ponas Simoniškis. Gal ir susilgau, nebegaliu riaumoti, ką dabar darysime? Aš manau, Herkuliuk, kad tau reikia atostogų, juk atėjo žiema, ne pro šalį būtų tau ir pasilsėti. O ką aš veiksiu per tas atostogas? Klausė Herkuliukas. Iš pradžių per atostogas tu pasveiksi, o tada galėsi nuvažiuoti į miestą pažiūrėti kalėdinių eglučių, ar norėtum? Labai, nudžiugo Traktoriukas ir jam pasirodė, kad iškart pasveiko, bet Simoniškis sugirdė jam vaistinio benzino ir liepė 3 dieneles ramiai pasnausti garaže. Po tų 3 dienelių atsikelia Herkuliukas ir užriaumoja. Aš pasveikau, dabar važiuosiu į miestą. Tar, tar, tar. Jau važiuos pro vartus, tik žiūri Simoniškis prie jo atbėga. Palauk, Traktoriuk, tu baisiai juodas, leisk tave nuprausiu, negalima tokiam murzinam važiuoti į miestą. Na gerai, prausk, sutiko Herkuliukas. Simoniškis pasiėmė ilgą šlangą kaip kokią gyvatę anakondą ir stipria vandens čiurkšle nuprausė Traktoriuką. Ai, koks gražuolis, visas raudonas ir durelės žalios, o kominėlis mėlynas, džiaugiasi Simoniškis. Gerų tau atostogų, važiuok. Ir Herkuliukas nieko nelaukęs, švarus ir blizgantis iškeliavo miestan. O mieste atvažiuoja ir girdi, mašinos ūžia, autobusai pypsi, troleibusai cypauna. Oi, kiek garsų, kaip čia visi įdomiai šneka, miestietiškai, pamanė Herkuliukas ir nuvažiavo pasižiūrėti kalėdų eglutės.
Aukšta, žalia, apkabinta mirgančiom lemputėm, o viršuje auksinė žvaigždė. Kokia glazė eglutė, mama, sušuko maža mergaitė. O kur visos dovanėlės, klausė kitas berniukas. Tėti, nupilk man plasau albatos. Vargšeliai vaikai, pamanė traktoriukas. Jie visai nemoka riaumoti, gal jie šiek tiek serga, reikia juos pagydyti. Herkuliukas privažiuoja prie vaikų ir sako: Ei, vaikai, kas nori su manimi pasivažinėti? Aš noriu, aš ilgi noriu, ir aš noriu, pradėjo šaukti vaikai. Tėvai liepė traktoriukui nuvežti vaikus į darželį, palinkėjo saugaus kelio, o patys nuėjo į kavinę gerti kakavos. Drrrr, drrrr, dardėjo traktoriukas su visais vaikais, važiuodamas pro akmenimis grįstą gatvę, o vaikai iš paskos jam kartojo: Drrrr, rrrr. Urgzdavo jis ant žmonių, kurie eidavo per raudoną šviesą. Tik pamanykit, kokie neišauklėti. Negalima eiti per raudoną, urzgė Herkuliukas. Negalima eiti per raudoną, kartojo vaikai. Tada galiausiai atvažiavo į darželį ir išlaipino pasveikusius vaikus. Ačiū tau, traktoriuk, tu pati geriausia kalėdų dovana, dėkojo jie. Taip vaikai išmoko riaumoti kaip tikri tigrai. Po Vilnių greitai pasklido gandas, kad traktoriukas Herkuliukas iš Simoniškių kaimo mokina vaikus riaumoti. Dabar visi tėvai prašė jį atvažiuoti pas juos į darželį ir pavėžinti vaikus po miestą. Per tą žiemos atostogas kone visi Vilniaus vaikai išmoko urgzti, murkti ir kad jokių būdų negalima eiti per raudoną. Patenkintas Herkuliukas sugrįžo namo į Simoniškių kaimą pas savo šeimininką Simoniškį ir įdėjo į garažą, murktelėjo: Ak, kaip aš pavargau, ir iškart užmigo. Bet kitą rytą atėjo pavasaris ir traktoriukas kaip niekur nieko išriedėjo dirbti į savo mylimą javų lauką. Jis riaumojo ir pasakojo varlėms ir karvėms, kaip per atostogas mieste visus vaikus pavertė mažais tigrais.